yra tiek, kiek yra, pasakymas gali būti sakomas iš skirtingų būsenų ir būtent tos būsenos sukuria esminį dalyką. Nes jeigu jūs sakote iš būsenos su nusivylimu, yra tiek, kiek yra, tipo nešok aukščiau bambos, ar nedaužyk galvą į lubas, neperšoksi per griovį ir panašiai. Tai yra toks nusivylimas ir toks tipo pasakymas, dabar tu turėtum džiaugtis, bet aš nesidžiaugiu, nes kartėlio yra jausmas. Tai toks mąstymas tikrai jisai neprisideda prie pinigų gavimo, augimo ir to plėtros gausos energijoje. Kai mes priimame ir tą patį sakinį sakome su kita būsena, kad yra kiek yra, dėkinga esu už tai ir aš žinau, kad tai yra man didelė pagalba, didelė atspirtis ir taškas eiti ir judėti toliau. Ir aš vertinu kiekvieną tą pinigą, kuris yra, tačiau lygiai taip pat aš matau galimybės, aš matau tikslus ir aš žinau, ką aš dar galiu padaryti, kur aš dar turiu investuoti savo laiką, savo pinigus, savo energiją, kad aš galėčiau su didelė meile ir dėkingumu dar juos padauginti. Viskas priklauso nuo jūsų būsenos.